Kai mano naujajame renovacijai skirtame pirkinyje sprogo vamzdžiai ir apsėmė rūsį, aš šią krizinę situaciją pakankamai neblogai suvaldžiau. Išmokau tokių naujų žodžių kaip siurblio įjungimas ir hidroforas. Santechnikai galėtų kabinėtis prie mano darbų eiliškumo, bet man svarbiau yra rezultatas, o ne procesas. Man pakeitė šią metalinę trūkusią dalį, senukuose 5 eurus te kainavo, bet vanduo bėgo toliau per va šitą plasmasinę dalį. Nupirkau va tokias aklės, pakeičiau, ir turėjo viską susitvarkyti, bet dėja vanduo bėgo toliau. Nes kaip dabar paaiškėjo, įvyko klasika. Aš tamsoje keisdama detalės pamečiau tarpinę ir jos neįdėjau. Taigi po 3 savaičių be vandens sakau tiek to, kviečiu santechniką, nufilmavau ir nusinčiau vaizdą. Man pasakė, kad akivaizdu, kad čia reikia tiesiog paveržti, tai už kelionę 160, paveržimo simboliškai ten dvacokas, o jeigu reikės dar ką nors padaryti, tai sorry nuo stolniko. Alkūnės pakeitimas, tai yra 10 minučių darbo, kelionė iki manęs 20 minučių, total 30 minučių už 100 eurų. Mano valandinis įkainis, kiek smarkiai mažiau. Aš kiek santechnikai dėja, bet neuždirbu. Taip, vadinkit mane ubagę, bet aš nusprendžiau tokių pinigų nemokėti už tiesiog 2 varžtukų atsukimą ir prisukimą atgal. Išardžiau visą plasmasinę dalį ir nusprendžiau nuvažiuoti į senukus ir paprašyti konsultanto, kad man parinktų reikiamas detalės su visomis tarpinėmis. Užtaikiau ant puikaus konsultanto, tik jis patarė keisti ne vien tik alkūnes, bet ir visą vamzdį. Nusipirkau 3 metrus, nors reikėjo kemt samą. Maža ką. Pagal seno vamzdžio ilgį susipjausčiau naują vamzdį, susukau su visomis tarpinėmis. Štai čia bėgo vanduo ir štai čia bėgo vanduo. Tai reikėjo pakeisti, tiksliau įdėti tarpinės ir viskas. Tikrai nieks nebėga, nieks nelaša. Taip, vadinkite mane ir skregą, ir ubagę. Gailiu 100 eurų santechnikui už poros varžtelių atsukimą. Ir tas yra tiesa. Man atrodo nenormalu už pusvalandį mokėti 100 eurų. Tai galima nesunkiai pasidaryti pačiam. Dėl to aš sutaupau ir galiu sau leisti pats gerti savo mėgiamus Pornstar martinius rimtais kiekiais.